maždaug prieš 5 metus aš nežinojau, ko aš noriu. Nežinojau, ko aš noriu iš gyvenimo, nežinojau, ko aš noriu iš savęs, ko aš tikiuosi iš savęs, nes tuo metu turėjau nemažai galimybių, nemažai pasirinkimų, nežinojau, kuriuo keliu eiti. Po 15 sekundžių. Eni, meni, maini, mau. Gaudyk tigrą kuo greičiau. Jei nenori, tai prašau. Eni, meni, maini, mau. Ir pažiūrėjau Elioto Holso video. Tame video jisai kalbėjo apie tikslą, apie pašaukimą, apie svajonės, apie tavo pačio norus, apie savo paties pažinimą ir panašiai. Jisai kalbėjo, kad tam, kad tu iš tikrųjų sužinotum, ko tu pats nori, o ar kad tai nebūtų kažkieno kito primesta, išgirsta ar kažkaip kitaip padaryta įtaka tavo apsisprendimam. Ir jis sako, tu 3 dienas badauk. Badauk nuo maisto, badauk nuo kompiuterio, nuo ragelio, badauk nuo žmonių, badauk nuo knygų. Iš esmės užsidaryk save, ko ne namuose ar kažkur kitur ir tiesiog būk su savimi. Aš nykstu akise. Mano kaušelių dydis tik B. Ir aiškino jisai toliau, kodėl tai yra svarbu ir kaip visa tai vyksta. Iš esmės, mūsų mintys yra užtemdytos maistu, tai reiškia, mes galvojame apie maistą, arba mes pavalgę automatiškai sulėtėjam, kraujas nueina į žarnyną, pats pagalvo, kada suvalgai kažkokį didelį patiekalą, ar tai, sakykime, dažniausiai tai yra pietūs, ar net pavalgai pietus ir tu kokias 2-3 valandas tu jautiesi toks, nežinau, visas toks lėtas, vangus, nieko nenori. Modžo, ar gali išvalyti dantis? Tik kažką lengvo, pavyzdžiui, paskrolinti telefonę, arba įsijungti kažkokį ten serialą, ar dar kažką padaryti. Tada, jeigu tu naudojasi rageliu, skrolini, ar tai, sakykime, tu esi darbe tu galvoji apie darbą, arba apie kažkokius gyvenimo savo dalykus. Kai tu skrolini, iš esmės tu nieko negalvoji. Kai tu gamini, tu iš esmės nieko negalvoji. Pažiūrėk, kada tu graini kažką, ar tai tu skrolini kažką su rageliu, labai dažnai būna, kad tu kažką užmiršti, ar neįsijungia kažkoks skambutis, arba kažkas tau ateina, paskambina ar parašo, tu, visai pamiršau, reikia kažką padaryti. Garantuoju, kad tai buvo, nes realiai mums visiems taip yra buvę. Ir kada tave bombarduoja iš visų pusių įvairios pramogos, tu nelabai turi laiko pagalvoti, o ko aš noriu iš gyvenimo, ko aš tikiuosi iš savęs paties, žinai, koks mano tikslas, svajonės, kokias aš turiu dovanas, koks yra mano pašaukimas. Ir galbūt tu dabar klausai galvoji, man tai čia jokių problemų nekyla. Man tai tikrai no problem. Man dėl to tikrai no problem. No problem. Bet aš drįsčiau pasiginčyti, nes galbūt man irgi atrodė, kad aš viską žinau, bet aš vis tiek pasiryžau badauti tas 3 dienas. Ir prieš maždaug 5 metus aš iš tikrųjų sužinojau, ko aš noriu iš savęs, iš gyvenimo, sakykime, kokios yra mano dovanos, koks mano pašaukimas. Ir badaudamas tas 3 dienas, 3 dieną aš savęs klausiu, žinai, ko aš noriu, kam aš esu geras, žinai, ką man patiktų daryti, ką aš daryčiau nemokamai ir nejaučiau, kad man tai užima kažkokį laiką, ar tai, kad yra kažkokia pareiga, ką aš daryčiau visą dieną ir tas man teiktų džiaugsmą, aš nepavargčiau tai daryti. Ir pradžioje aš tai klausiau 1 dieną, 2 dieną, atsakymai kažkokie buvo, iš esmės nebuvo jokių, nes vis dar žarnynas mano virškino, vis dar nebuvo viskas išėję, kūnas mano strese, ką tu čia darai, badauji. Tačiau 3 dieną viskas buvo taip, nušvitimai tam tikri. Ir man parėjo atsakymas, kad aš noriu padėti vyram. Noriu padėti vyram atrasti jų vyriškumą, noriu padėti jiem ugdyti jų emocinį intelektą, noriu stiprinti jų fizinę būklę, noriu padėti jiem santykiuose.
Noriu padėti įgauti gerus įpročius. Noriu padėti atsikratyti blogų įpročių. Iš esmės, noriu padėti ir pasidalinti visomis patirtimis, kurias aš esu sukaupęs. Aš nesu kažkoks guru, bet aš turiu sukaupęs tam tikros unikalios patirties. Hey! Look at me. Sure. Look at me. Sure. I'm the captain now. Kurią aš matau aplinkui mane, jaunesnius ar tai vyresnius vyrus, kurie trūksta vienoje ar kitoje srityje, ar tai emocinio intelekto, ar tai fizinio pasirengimo, ar tai, sakykime, santykiuose žmonės šlubuoja, nesupranta vyrų ir moterų dinamikos, nesupranta patys savęs, guodžiasi pastoviai, nepatenkinti dėl kažko. Ir matau pasikartojančią tendenciją, kad dažniausiai ne su moterim kažkas yra blogai, su vyrais. Vyrai yra užsidarę ir kiti dalykai, bet šito vietoje nesiplėsiu. Scaredy cat. Parėjo man supratimas, kad aš noriu tai daryti. Būsiu visiškai atviras. Jau daugiau kaip metai laiko aš tempiu savo kojas palei žemę. Aš neįrašinėju video, aš nerašau skriptų. Mintyse aš noriu kurti turinį, nes prieš 5 maždaug jau metus tai norėjau daryti. Šį dieną esu įrašęs gal, 15 video prieš maždaug metus laiko, kada buvau pasiruošęs tai daryti, bet mano, nežinau, kažkokios blokados, kas čia pasidarė. Tiesiog sustojau daryti, vis nepasiruošiau. Nežinau, ar atsiminsiu tą papasakojimą teisingai ir neteisingai, bet idėja yra tokia. Vieną dieną pragare pas velnią susirinko jo visi demonai, jo visos nuodėmės. Ir jie matavosi, kuris didžiausias, kuris stipriausias, kuris įtakingiausias. Ir vienas, sako, aš melagis, visi meluoja, aš verčiu visus žmonės meluoti, ir taip jie nusidėjo, pastoviai baltais melais uždengė savo kažkokius nedadarytus darbus, nepasiektas kažkokias svajones ir panašiai. Tas sako, ne, tavo tai čia tik melai, aš esu ištavystės demonas. Aš išduodu tiek fiziškai, tiek dvasiškai, tiek emociškai. Ir taip jie visi varžosi, vieni su kitais varžosi. Ir paskutinis demonas atėjo, atrodo, pats tyliausias. Bet velnias pažiūrėjo jį, nusišypsojo, sako, šitas padaro daugiausiai žalos visiems žmonėms. Ir tai yra tas tylus balsas tavyje, kuris sako, rytoj. Žinai, vėliau, tu dar nepasiruošęs, tau dar truputėlį reikia. Žinai, ne. Oi, galvoju, eik sės prie namų darbų. Ne, vėliau, rytoj, dar turi laiko, dar užteks, aš čia visko. Tai tas tylus balsas mumyse, tas tinginys mumyse, kuris sako, tu dar turi laiko, rytoj, nukelkim viską, padarysi vėliau, tai tas laikas niekada ir neateina. Ir sėdžiu aš dabar, kalbu su tavim, dabar yra maždaug apie 5 valandą ryto, aš badauju maždaug jau apie 80 valandų, ketvirtadienį vakare paskutinį kartą pavalgiau, dabar yra pirmadienis, mano mintys yra labai skaidrios, mano mintys yra švarios, aš žinau, ko aš noriu ir esu pasiruošęs dirbti. Aš vis atidėliojau, nukėlinėjau tą, nes jaučiausi nepasiruošęs, man trūksta kažko, dar trūksta dar vienos knygos, trūksta dar kažkokio vieno seminaro, trūksta dar kažkokios gyvenimo patirties, trūksta raumenų man. Atrodo, kaip manęs kiti vyrai klausys, matydami, kad aš nesu toks, raumenuotas, koks norėčiau būti, ar ten stiprus, ar panašiai. Tie atidėliojimai, tos mintys, jos niekur toli neveda. Aš supratau, kad laikas dirbti ir nepaisyti to balselio rytoj, dar turi laiko, atidėliok. Jau 5 metai, kaip atidėlioju rytoj. Jeigu tu nežinai, ko nori iš gyvenimo, jeigu tau trūksta kalibravimo, tiesiog kažkas atrodo negerai. Jauti, kad kažkas negerai, bet nežinai kas. Ar tai neturi kažkokio, savo pašaukimo, nežinai ten savo norų, tikslų, svajonių ir panašiai. Pabandyk 3 dienas papadaut. Ir 3 dieną, kada jau jausiesi geriau, nes 1 diena atrodo tokia
baika, nėra labai sunki, antra diena yra žiauriai sunki, nes tu labai nori valgyti. Ir trečią dieną į galą tos dienos pradedi jaustis geriau. Tu jau pradedi jaus, kad atrodo, nežinau, kažkokia sakraistė buvo nuimta tau nuo akių ir tu mastai greičiau, mintys pas tave, aš nežinau, kaip net negaliu įvardinti žodžiais, ant kiek kokios sklandžios ir kiek daug tų minčių pas tave galvoje yra. Visas rašykis ir klausi savęs, ko aš noriu, kam aš esu geras, kokios yra mano dovanos, koks mano pašaukimas, ką aš daryčiau nemokamai kiekvieną dieną, visą dieną. Ir pažiūrėk, kokie atsakymai ateina. Baigta.